Dabar mes esame Kėdainiuose. Štai kaip išpuoštos namų sienos visokiais darbais. Senas pastatas ir pasirodo labai įdomus. Štai ten dubinys suklijuoti. Čia visokiausi yra kandai, indai. O, kaip įdomiai atrodo. Tikrai labai gražus senamiestis. Einame senamiesčio gatvelėmis. Namai restauruoti, tvarkingi. Na ir pažiūrėsim, kas čia mūsų laukia. Name gyvena Uspaskichas. Dabar mes čia pietausime Figėjaus namuose. Tikrai puiku. Čia salė paruošta banketui. Vau, kaip nuostabu čia. Ir dar netgi lubos stiklinės. Valio, visi viską mato. Na štai kokie kambariai gražus. Net masažą. Masažą. Sakė, 32 kambarius turim. Iš kambario yra balkonas. Ir Uspaskicho stovi iš Kėdainiuose Rotušės aikštėje, kur tikrai nuostabūs namai, primenantis Europos gerą senamiesčį, Krygosniam ar ten dar kokio nors miesto nieko nenusileidžiantis. Nu, labai gražu iš tikrųjų. Gražus miestas Kėdainiai. Visa gera. Ten jau Žemaičių seniūnas sakė, kad tai jau ne Radvilos buvo. O Radvilos apskritai... Atvykom į Krekenavą. Pažiūrėsim, ką čia gero mums parodys. Įkurtas dėl ežero ekosistemos ir aišku, tam aplink tas ir kultūros, ir gamtos yra labai vertingas. Koks tas slėnis? Kodėl čia reikėjo, sakykim, čia reikėjo... Čia vėl kiškis? Ir galiausiai upėj tampa nebepatogus tai išsiraitimai ir upė atidalina tokius atskilusius gabalus ir jie vadinasi senvagė. Tai va būtent tas unikalumas šito tentamio ir būtent Profesionalas. čia gyvenęs tokios, kaip įtam upą, nesvarbu kokiu. Ačiū. Ir čia Krekenavoj 3 metus gyveno Maironis. Jis jau tada Dievas. Profesionalūs dizaineriai mūsų parką, saugomą teritoriją, taip ir atskleidė. Čia va ta juosta Maironio, tai yra upė Nevėžio, aplink vaizdai, tai žalios pievos, kaip ir Maironio eilėraštį. Ir šiaip, va šita juosta, ne šiaip sau, kad tik tai, kad juosta, bet ant jos visa informacija. Senvagės atsidalindavo. Tiesiog upė kasmet ieško, kaip jai geriau pratekėti. Nes gali priaugti dūmų, gali būti virtualiai medžiai, gali, sakykime, gyvūnai padaryti įtaką. Ar požeminiai vandenys daugybė veiksmų veikia. Ir upė tiesiog ieško, kaip geriau pratekėti. Ir taip pat riečiasi, raitosi, vėl kaip ir sakiau, kaip kokia gyvatė. Ir galiausiai, va, tas išsirėtys saugom 30 km atstumo. Smirda? Nu, ir koks kvapas? Skanus. O, kvepia. Pauostyk. O ten koks kvapas? Kieno? Samana? Toks pats. Vadinasi, ir čia pauostyk tas pats kvapas.
Sakykit, pažiūrėkit, yra santvarkė pačiam centre, ten dar pakuruota šiandien. Taip atrodo visa salė.